Šiandien turime štai tokį neapibrėžtinį integralą. Na ir pasižiūrėjus, tikriausiai matote, kad jį reiktų spręsti integruojant dalimis. Tačiau yra dar vienas, taip pat reikės integruoti dalimis, bet truputį paprasčiau susitvarkyti integralą. Tai galima pradėti, reikia pastebėti, kad x kvadratu čia yra, o čia yra x, vadinasi galima įvesti keitinį. T lygu x kvadratu, dt lygu 2x dx ir dx yra tiesiog dt padalinta iš 2x. Visą tai įsistatant į mūsų integralą, gausime integralas x kart arktangentas čia vietoj x kvadratu įsistatom t ir vietoj tx dt padalinta iš 2x. Štai čia x išsiprastina ir lieka arktangentas nuo t dt padalinti iš 2. Tai 1/2 galima tiesiog išsikelti prieš skliaustus, gausis 1/2 integralo arktangentas t dt. Na ir kaip mums integruoti štai šį integralą? Jį galima integruoti pasinaudojus integravimą dalimis. Visi pasirašo mūsų diferencijavimas, integravimas. Ką diferencijuoti? Na, tikrai neintegruosime arktangento t, kadangi mes jau tai turim integruoti, tai vadinasi diferencijuosim arktangentą t, bet ką integruoti? Daugiau nieko neliko ką integruoti, tai galima tiesiog integruoti vienetą. Integruojant vienetą gausime t, diferencijuojant arktangentą t gausime 1 padalinta t kvadratu plus 1. Na ir dabar arktangentas t kart t eina prieš integralą, tai t arktangentas t ir minus sudauginus t ir šitą diferencijuotą mūsų arktangentą gausime minus integralas t padalinta iš t kvadratu plus 1 dt. Šiam integralui vėlgi galima panaudoti keitinį ir keitinys būtų t kvadratu plus 1. Nu, sakykime, lygu s, tada ds būtų lygu 2t dt ir dt lygu ds iš 2t. Štai pasimsiu kitą spalvą, kad persirašyt. Gerai. Ir įsistatę į patį integralą gausim integralą t padalinta iš s 2ds iš 2t, tai įsiprastina 1/2 prie skliaustus integralas 1 iš s ds, kas yra tiesiog 1/2 lns. Mūsų s yra t kvadratu plus 1, o mes žinom, kad t yra x kvadratu, vadinasi, visas šitas integralas jau x pasaulyje bus 1/2 ln ir vietoj s įsistatom t kvadratu plus 1, vietoj t x kvadratą, tai gausis x ketvirtuoju plus 1. Vadinasi, turim atsakymą mūsų šį integralą. Ir čia taip pat persirašant t, reikia nepamiršti, kad štai šitoj vietoj mes dar 1/2 iškeliam prieš skliaustus. Tai galutinai bus 1/2 vietoj t x kvadratu. Vietoj t x kvadratu arktangentas x kvadrato. X kvadrato. Ir minus 1/2 ln x ketvirtuoju plus 1.
Viską sudauginant gausime x kvadratu arktangentas x kvadrato ir padalinta iš 2 minus 1/4 logaritmas x² plus 1 plus c. Ir štai čia yra mūsų šio gražaus integralo atsakymas.